Šiandien keliaujam į keliones. Namo. Gavom akinius šiaip ne taip. Mačiau net sniegą, rodo, kad sniegs. Sebringo trasa. Ten rodo visą grožį išvirtusį. Tai sveiki. Šiandien keliaujam į keliones. Namo. Kelionę į atostogas. Iš atostogų namo grįžtam. Tai aš keliausi 3 ryto. Edgaras keliasi gal 4 kažkur. Jo, bet jie miegot 2. Jo, ėjom miegot labai vėlai vakar. Ir vis tiek kažkoks jaudulys buvo, kad kaip prieš kelionę, tai dėl to kažkaip labai sunkiai sekėsi užmigti. Bet viskas gerai, tai turėjom skrydį iš Trondheimo 7:25. Ir dabar esam Osle ir čia turėjom pralaukti apie 4 valandų ir tada skrisim toliau. Tai pasiėmėm kavos. Aš iš tikrųjų pasiėmiau šitos kavos. Ir čia buvo matcha tea. Tai kaip matchos arbata. Aš labai norėjau paragauti matchos, bet šiaip aš norėjau matchos kavos, bet ten kaip ir nebuvo ir aš kažkaip galvoju, kad čia tas pats, bet įtariu, kad ne tas pats arbata ir kava. Tai šita arbata labai neskani ir dėl to pasiėmiau kitos latte. Tai bet, o šiandien dar turim skrydį 7 ar 8 valandų jau. Skrendam su kitom oro linijom negu prieš tai, negu praeitą kartą. Tai va, aš nesakiau, kur mes važiuojam. Namo. Skrendam vėl į Ameriką, į New Yorką. Namo skrendam. Na, bet čia jeigu pavadinimą gal kokį dėsiu, tai matysis. Tai jo, tai gausis, kad vietos laiku New Yorką būsim po 1 dienos, ar ten 1:30 dienos kažkas tokio, o Norvegijos laiku bus po 6 tada. Ne, po 7. Po 7. Ai, tai Lietuvos po 8. Na, tai pasakau mamai. Žodžiu, tai būsim šį kartą ne 1 savaitę, o 2. Ir ne tik New York'e būsim. Tai va, irgi pažiūrėsim ir kitų valstijų, kitų miestų, tai tas labai faina. Tai gero žiūrėjimo iš mūsų šitos kelionės vlogo. Nu, tai jau atvykom į New Yorką, tiksliau New Jersey čia. Jersey City. Tai pasidėjom daiktus į savo tą viešbutį butą. Dabar važiuosim į Manhattaną. Kadangi rytoj tas saulės užtemimas, tai pasimsim akinius tokius specialius. Ieškosim, jo, nemokamai čia dalina, tai pasiieškosim tų akinių. Gal dar spėsim. Ir jo. Mes tik dėl to ir atvykom čia. Tai dėl to atvykom pasižiūrėti į saulės užtemimą. Mes antro turbūt nesulauksim. Nu, jo.
Nesta, papasakok apie šitą vietą. Čia galėtum dabar eiti. Kiek kartų per dieną mes žiūrim į kamerą, per kamerą esančią tenai. Jo, tai čia yra Bryant parkas, kurį mes stebim. Tiksliau paskutiniu metu stebėjom kiekvieną dieną per YouTube'ą. Nes yra va ten kažkur yra kaip web kamera laivas. Ir žiūrėdavom tą kamerą kelis kartą dieną, kaip čia kas atrodo. Nes čia šiaip buvo kalėdų miestelis padaryta, kalėdų mūgė tokia padaryta. Realiai tada, kai mes išvažinėjom, jau ją ruošė. Ir praeitą, kai išvažinėjom, ją ruošė. O šiaip ant to žolės čia galima būna sėdėti. Tai dabar, kadangi dabar... Prieš savaitę žolę, atrodo, užtėse. Nu jo, nes aš mačiau, kad laistė kažkuriuo metu, tai dabar užsverta, kad nieks neitų. Bet šiaip labai kažkaip gražiai, labai daug tų vietų, tiek nebuvo praeitą kartą, kai mes buvom tų sėdimųjų kėdžių. Namelių buvo pilna. Jo, namelių buvo. Tai vaikštom dar po Manhetaną ir jau biškį siteno. Šiaip ten labai gražiai matosi dar kaip ir toks saulėlydis. Ir čionais yra kas už mūsų? Madison Square Garden. Tai čia vyksta dabar rungtynės. NBA. Tai kas? Bruklino, Netsai su New Yorko Knicksais. Tai va čia pasipuošę dėl to tokiom spalvom. Tai va, šiaip labai gražu ir jau kai sutemsta irgi gražu. Gavom akinius šiaip ne taip, nors šiaip visur jau išdalinta, nes juos šiaip nemokamai dalina. Vietinėse bibliotekose ir kažkokiose, akinių parduotuvėj buvo, ar ne? Jo, ir kažkokios specialiuose kasose. Bet jau nebėra niekur, viskas išdalinta. Tai radom gatvėje vienas žmogus pardavinėjo jos po $1, tai mes greit pagrebėm 2. Tai kaip tik Edgaras beieškant tiksliau tų akinių, sakė, jeigu po $1 kas nors pardavinėtų, tai paimčiau. Tai va kaip tik ir išsimanifestavo už $1. O dabar apsipirkom šiek tiek dar vakarienį ir pusryčiam. Ir keliausim namo jau. Iš tikrųjų, šiandien labai ilga diena, jau kojas skauda. Šiandien labai ilga diena buvo. Ir mažai miegota dar, tai laikas poilsiui. Tai labas rytas. Tai šiandien norėjom iš tikrųjų nueiti į ukrainiečių kavinę, kuri kada neatsidarė, per seniausiai ar seniau. Norėjom nueiti tokią ukrainiečių kavinę, kurią labai žiūrėjom per Instagram Reelsus. Tiksliau per ten ir radom. Tai tenais aš labai norėjau koldūnų, tų tikrų koldūnų, jau kažkaip labai ilgai norėjau. Tai ir jau buvom vakar nusprendę, kad šiandien iš ryto atsikelsim ir eisim į tą kavinę koldūnų, bet pasirodė jinai uždaryta, pirmadienį, antradienį, trečiadienį jinai nedirba, tai tik nuo ketvirtadienio, tai ketvirtadienio nebuvo. Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį dirba. Ai, nuo penktadienio, tai tik penktadienį realiai gausim tų koldūnų. Tai šitas planas nusikėlė, dėl to Edgaras surado vietinę tokią senovinę kavinę amerikietišką, tai atėjom čionais, užsakėm jau maistą. Tai dabar laukiam, bet toks čia stilius toks labai toks amerikietiškas senovinis. O šiandien planuosi tą stebėjimas saulės užtemimo. Važiuosime kapinaitės Brukline. Jo, kapinės Brukline ir ten bus didžiulis renginys, iš tikrųjų vos net ten su koncertais ir panašiai.
Gal nebus koncertas? Ne koncertas? Ne, tai ten bus vaikam daugiau, gal kažkas tenais. Tai ten kažkokia bus programa netgi, tai vat sugalvom nuvažiuosim tenai pasižiūrėsim su tais sakiniais, kuriuos įsigijom vakar. Atėjom nusipirkti kamerai ND filtro, kad saulė. Kad saulė matyti geriau? Jo, kad saulė per kamerą matytis. Bet jie greitai eina. Čia yra parduotuvė, kurioje yra jų pirkti. Ir dabar visi laukia akinių. Čia nesibaigė eilė už šitą pastato kampą. Jinai baigėsi už viso bloko. Va, mes ėjom tą gatvę ir buvo nenormaliai daug žmonių, ta prasme, belė kiek daug. O čia pasirodo, jie pardavinėja akinius šiandien ir visi šie žmonės laukia akinių nusipirkti, kad įveikti parduotuvę. Ir va, matom, jau išeina su 2 parom akinių. Nu jo. Bet mes neturim filtro. Tai dabar atėjom į... Baterį rajoną. Baterį? Baterį? Atėjom į tokį rajoną, tai stebėčiau tą saulės užtemimą. Jo, akiniai, tai va, turim akinius. Per kuriuos nieko nesimato. Jo, šviesoj nieko nesimato, o saulė matosi. Aš nežinau, ar čia... Nu, aš nieko nesimato. Tai... O į saulę žiūrint matosi saulė, tai toks kaip burbuliukas. O ką dar? Tai tas kapines jau nebevažiavom žiūrėti, nes kažkaip pagalvojom, čia netoliau yra vieta, kur tikrai galima stebėti gražiai. Tai va čia toks parkelis palei upę ir daug čia irgi aplinkui sėdi ir irgi su pledukais ir akiniais ir laukia. Tai va ir lauksim, žiūrėsim šitą saulės užtemimą. Labas, jau ir 3 diena šiandien iš tikrųjų ir vaikštam po Newportą, ne? Jo. Tai vakar, man atrodo, baigiau filmuoti, kaip žiūrėjom tą saulės užtemimą. Tai iš tikrųjų labai gražus ir įspūdingas vaizdinys ir labai aplinkui tam parkelį daug žmonių buvo atėję. Tikrai visi žiūrėjo, visiems įvykis, tai faina buvo tame sudalyvauti ir pamatyti. O po to tiesiog išėjom pasivaikščioti dar, tai suvaikščiojom, kiek tam buvo? Apie 20 km iš viso. Jo, ir pirmą dieną apie 20 buvo, ten gal buvo beveik, o vakar buvo čia virš. Tai bendrai jau 40 km turim. Tai šiandien jau neskubėjom, šiandien dar labiau pavyko išsimiegoti. Praeitą naktį vis tiek, kada mes atsibūdom, gal po 4 buvo, ar ne? O šiandien jau ir 5:30 net atsibūdom, tai jau pažanga. Ir dar anksčiau ir miegoti vakar, tai tikrai jaučiuosi labiau pailsėjus. Tai va, o šiandien vaikštam, jau neskubam. Dairomės, šiaip labai viskas gražu. Vis dar gražu, kaip ir praeitą kartą, taip ir dabar labai gražu. Tos spalvos.
Labas ir sveiki. Sveikinamės iš Miamio. Vaisyčio. Vaisyčio Čia viskas miesto. kaip Vaisyt. Čia Vaisyt. Jo, čia šitą žaidimą Vaisyti abu pražaidė, tai daug matytų vietų, Edgaro aišku daugiau. Daugiau kas surezonuoja tie vaizdai visi. Viskas pažįstam, aš čia buvęs. Ką tik misiją atrakinom, praėjom į kitą salą. Tai dabar einam vakar čia beje atskridom, tai dabar einam iš Miamio į Miami Beach. Perėjom tiltą. Dabar jau skaitomės toj saloje, ar dar ne? Pirmoji saloje. Tai va, šiaip labai karšta. Ne, tai nesiskaito Miami Beach'as. Tiesiog tai yra tos salelės į žaidimą. Atsimenat kaip... Ne, bet palauk, pirmą paleisdavo Miami Beach'ą, mes einam į kitą pusę, vienu žodžiu. Na, aš neatsimenu. Bet einam tarp salelių, tų mažų, iki Miami Beach'o. Tai va, ir jo, sakau, karšta. 24 gal buvo, bet, čia ryte buvo. Dabar 27-8 šiaip tai. Tikrai šilta, saulė visada, debesų labai nedaug. Tokia tikrai vasara. Čia turbūt žinai vasarą. Čia jaučiu vis laik jo. Nes kiek dabar New York'e buvo 17, 20 buvo jo virš. Tai o čia dar daugiau, tai toks yra biškį skirtumas. Ir šiuo metu, pavyzdžiui, Norvegijoje yra... Kiek yra? 8 gal buvo maks. Jo, taip dienom 5, 8. Mačiau net sniegą, rodo, kad snus. Kažkas buvo slidinėt nesenai. Jo, tai čia toks devažas skirtumas. Keista, iš tikrųjų labai keista, kad toks skirtumas. Jo, tai dabar jau turim 3 jau aplankytas valstijas Amerikoje. Ir bus ketvirta. Bus ketvirta. Tai va, džiaugiamės, žodžiu, dabar Miami. Tai šitas kelionės vlogas kažkaip sunkiai man filmuojasi, bet bent pabandysiu tokių vaizdelių įdėti. Mes prie jūros. Čia jūros skaitos? Kažkas skaitos? Vandenynas? Atlanta. Tai čia iš to, šitą atėjom į Miami Beach. Jo, sakau. Tai yra atėjom dabar prie pat vandens. Tai šiaip šaltoka. Ir bangos šiaip labai didelės. Čia, žodžiu, dabar neatvykom, kaip čia gaunasi. Esam main gatvėj. Vaisyčio. Pagrindinė Vaisyčio gatvė, palaukiam, gal truputėlį sutems. Tai vat visa gatvė. Man labai patinka tie užrašai ant pastatų, nes grindai tokie kaip iš filmo, tas šriftas toks. Bet šiaip tai jau visokių ir apsirengusių, puošniau jau taip. Labai įdomu prasižiūrėti. Nu jau einam iš šito Miami Beach, grįžtam į downtowną.
kokie žodžiai. Pėsčiomis. Ir mes nuėjom iš to downtowno į šitą Miami Beach. Ėjom apie porą valandą, ne kažkur. Mes dar taip iš lėto, dar su pasivaikščiojimais aplinkui. O dabar, sakom, sėsim į autobusą. Tai autobusas buvo po 8:04 ir mes išėjom palaukti autobusą. Ir spėkit, ar jis atvažiuoja? Ne. Laukiam iki 50, iki lygiai 9 ir jis neatvažiavo. Dar paėjom iki kitos stotelės toliau. Kaip arčiau gautųsi. Bet visiškai jisai neatvažiavo. Aš esu girdėjus, kad Miami viešasis transportas nelabai koks. Palyginus į New Yorku. Jo, New York'e viskas tiko atvažiuoja laikrodis, į minutę. O čia kažkaip nelabai atsipūtė čia kažkaip žmonės ir nelabai skubinasi to autobusu. Tai keliaujam dabar namo. Nieko blogo, mes mėgstam vaikščioti. Mėgstam vaikščioti, Labai nes... mėgstam vaikščioti. Ir šiaip, dar žiūrėjom, čia yra dviračių nuoma, tai pasiim dviratį. Parmin būtų namo apie 40 minučių. Tai realiai 8-16. Kažkas jau apie $20 išeitų. Arba pasimti Uberį, bet jis irgi 20. Bet kažkaip sakom, pareinam, čia nėra tai baisiai. Jau 20, jam tai dar baisiai. Jo, vieną pusę, tai galim ir į kitą pusę. Tai šiandien atvykom į tokią parduotuvę, žvejų parduotuvę. O čia visko yra? Visko yra, kadangi turim žiūrovą žvejį, tai sakom, užvažiuosim, pažiūrėsim ir parodysim, ko yra čia. Šiaip labai didžiulė parduotuvė. Ir čia jau matėm, ir šiaip labai gražus ir kaip interjeras. Ir labai daug visų prekių. Tai čia ir valčių, ir tepalų. Tepalų kaip ir visada. Ir viską, tai parodysiu dabar dar, ko čia galim rasti. Катерина. Važiuojam, nežinau kiek girdis, aišku. Tai važiuojam į savo nakvynės kaip ir vietą. Tai čia Edgaro labai svajota vieta. Sebringo trasa. Ant 7 posūkio viešbutį. Turim. Taip ir viešbutis yra kaip ir trasos, ne dalyvės, šalia trasos jo. Tai išpildysim šitą svajonę, pabūti trasoje ar prie trasos. Matau,
žingsnelį. Tai labas rytas, bandau darytis kavą. Su šito dar aš nebandžiau pasidaryti kavos, tai čia kol išmokau, gal pažiūrėjau, kaip čia tokį filtrą kaip ir įdėti. Su tokiam ne kapsulėm, o tokiais, kaip čia pasakyti, tokiais, žodžiu. Tai turim jau kažkelintą dieną, čia Sebringo dabar viešbutį, iš tikrųjų viena patogiausių lovų, kokiu tik turėjom, realiai kitos labai nepatiko, tai čia labai didelis pliusas. Tai esam prie trasos, dabar pradėjo važinėti mašinos, tai žiūrim šiek tiek to vaizdo. Ir tikrai tai čia svajonės jaučiu išsipildymas, tai labai smagu, kad jam tai patinka. Aišku, man įdomu pažiūrėti, viskas gerai. Tai čia sakė, būna, kaip šitos varžybos, tai važiuoja 60 mašinų. Tai iš tikrųjų net sunku įsivaizduoti, ant kiek atrodo, kaip turėtų atrodyti varžybų metu šakės. Iš šito balkono bent jau. Dabar atvažiavom į Naples, ne? Jo, Naples. Ne Italijai, Florida. Jau yra daugi. Prieš tai dar buvom šitam Fort Myers, bet ten toks paplūdimių miestas. Tai tenais buvo kaip tik uraganas, ar kaip jisai prieš porą metų. Ir iš tikrųjų labai daug namų, tokių nusiaubtų namų ir be atsistatančių arba atstatytų, šiaip labai graudžiai atrodo tikrai kai kurie namai. Tai gražiai pavažiuojant atrodė. Jo, parkingas yra po $20 dienai, 15 kažkur buvo, tai mes kadangi tik porai valandų maksimum, tai nusprendėm važiuoti iki Naples čia mūsų viešbučio. Tai dabar pasidėjom daiktus, truputį pailsėjom ir išeinam į čia Naples paplūdimį. Dabar einame downtowną. Į downtown. Ir šiandien pabandysim palydėti saulę, nes šiandien jau paskutinis realiai vakaras Floridai, nes rytoj po pietų jau išskrendam į Čikagą. Sako, Meksikos įlankai patys gražiausias saulėlydžiai. Ten, tipo iškėlės, žiūrim. Tai pažiūrėsim ir mes tos gražiausius saulėlydžius. Šiaip vasara labai. Čia yra dar didesnė vasara negu buvo Miami. Miami buvo apie 24, 25, gal 6, o čia jau yra 30.
momentu buvo plus 32. Jo. Tai čia jaučiasi dar labiau tą vasarą. Šiaip dabar vaikštam po šitą Naples. Einam link to paplūdimio ir bandom palyginti Naples ir Miami. Tai iš tikrųjų labai skiriasi, bet net keista. Atrodo keista, nes abudu kaip ir kurortai, visa ta valstija realiai tokia kurortinė, nes visada vasara. Tai iš tikrųjų šitoj Miami buvo labai daug tokio judesio, šurmulio. Mes taip kaip Palangoj kokia gatvė, kur kviečia būna į kavines, į barus, ten šokiai vyksta, tokia daugiau jaunimo, nesilaikome senimo, bet ten tokia dar didesnė jaunimo, kokio 18, ten baliai, tūsai, išgerti, bet toksai ten tas vaibas, o čia jau tokie atvažiuoja labiau pensininkų šiaip daug, jau mes, ar ne? Ne, bet iš tikrųjų tokia jau su šeimu. Ir ten buvo su šeimu. Jo, čia ramiau. Čia jam pagrindinė dabar gatve. Nei vieno tokio baro, kuris, dabar dar tik 5, bet nebus ir vėliau, kas kviečia pas save į kavinę. Kad būtų, kad kviestų pas save į kavinę, ten siūlytų šotus, free šotus, ar ten užeikit, ar ten kažką. Noriu pasakyti, leiskit. Jau vakar mums siūlė free shotus. Jeigu jau siūlo man free shotą, man jau užėjimą. Nežinau, kiek girdės bus zins. Jo, tai mums irgi siūlė tuos free shotus beeinant link viešbučio. Bet sakau, ten toks vaibas, kitoks. Ten ir labiau apsirengę, taip vulgariau, gašliau, nežinau, kaip pasireikšti. Galima ten tokių tinklinių kojinių. Nesidrovi tikrai. Ir su maudimukais vaikšto, su bikiniais išeina. Ten rodo visą grožį išvirtusį. Vos netinklinę kojinę užsimaukšliant visą kūną. Ir visokių madų gali prisižiūrėti. O čia jau taip labai subtiliai, gražiai visi apsirengė. Taip labiau, nežinau kaip pavadinti. Taip paprasčiau. Tai ir čia tokia, sakau, labiau ramybė jaučiasi negu būtent Miami. Čia labiau gali pasimėgauti. Ta prasme, atostogom. Ta Florida, sakykime, tom palmėm, saulė, žmonėm. Bet čia karščiau, žiūrėk, ne? Žmonės skirtingi, nes, pavyzdžiui, kiek buvom kavinė, kiek buvom užėję parduotuvių, tą pačią vaistinę aš prašiau After Sun kažko. Jo, to kremo. Tiesiog ispaniškai kalba su manim. Jo, ir Miami iš tikrųjų. Aš ispanų moku ten 3 žodžius, tai... Jo, Miami, tu be anglų kalbos gali apseit, bet turi mokėti ispanų. Tai va tas keista, gal sakykim. O čia žymiai daugiau amerikiečių. Ir iš rasių žmonių, tenais daugiau tų meksikiečių, bet ispanakalbių visokių, rusų labai daug. Rusų. Vesta, buvom suknelę, Vesta pasiemus pasipuošti iš Lietuvos. Taip. Nuo virš 10 metų tai sukneliai. Jau puoselėta sauga, tai apsirengė išėjo, sako, aš rusų ponė. Jaučiausi kaip rusų ponė, tai nusipirkau šortus ir maikutę. Kad truputį atrodyčiau labiau vietiniškiau. Jo, tai tas, žodžiu, yra skirtumas nemažas. Tai jeigu norit judesio veiksmo balių festivalių, ir pažiūrėti gerų tokių mašinų, tai važiuokite Miami. Patys iš tavęs Pafleksim. Važiuokite Miami. Bet jeigu norite ramybės, paprastumo, ramybės, tai važiuokite Naples. Va. O mes jau einame paplūdimiu, kuris jau prie pat.
matėm jau saulėlydį, dabar jau nusileido. Tai dėsiu gal čia tokį mini klipą, nes greitai bandėm susukti. Šiaip labai gražus saulėlydis ir labai daug žmonių prisirinko, o ten dar matosi. Labai daug prisipildė visas, nes kai mes atėjom buvo gan tuštoka. O pradėjo saulė leistis, kažkur taip 10-20 minučių iki pačio saulėlydžio prisirinko daug žmonių. Bet iš tikrųjų labai gražu. Nu, ne veltui sakoma, kad vieni gražiausių šitų saulėlydžių. Tai tikrai vienas gražiausių. Nu, gal ir gražiausias, sakykim. Jo. Sumatytų. Nu, matytų, jo. Nu, dar Lofotenuose buvo labai gražus. Vasarolė, bet ten ne taip stipriai gal, nes čia net aplinkui violetinė tokia pasidarė. Prieš keletą metų mes, kai gyvenom Vasarolio nuosalyne, buvom vasarą važiavę. Vasarą tada, kada nesitemsta, važiuodom žiūrėti saulėlydžio. Jo, kuris neįvyksta realiai. Jisai nusileidžia ir išlida. Jisai saulė nusileidžia ir pakyla. Gal kažkur dar yra filmukas, bet galima paieškoti. Ką žinai. Tai dabar keliausim jau link viešbučio ir man atrodo eisim kažkur pavakarieniauti. Rytoj nuo ryto jau važiuosim atgal į Miami, grąžinsim mašiną ir tada keliausim į oro uostą ir skrisim į Čikagą. Labas rytas. Iš tikrųjų jau esam Čikagoje, tai vakar atvykom. Tik vakar lietus dar lyja. Šiandien jau saulė šviečia. Yra vėjo, tai biškį šalčiau. Tai mums toks nemažas temperatūrų skirtumas iš +30 į dabar kokius +8, man atrodo. Tai taip šaltoka. Bet šiaip Čikaga primena New Yorką. Yra aukštų pastatų, siauresnės tokios gatvės. Tai tik kartų mažiau žmonių tiesiog. Jo, daug mažiau žmonių. Tai dabar einam ieškoti pusryčių. Va, eisim atrodo čia, ne? Jo, visi čia kažko laukia. Tai šita gatvė žmonės eina čia ir atsargiai dar dviratis važiuoja. Tai per visą bloką taip aplinkui laukia eilės, tai jos lyg užmatė, kad ten į kažkokį tai teatrą, ne? Čikago teatrą, kažkas kažkokį džiulako. Nors dar rytas, tai aš nežinau, gal čia nusipirkt bilietų ar kaip. Gerai, einam ieškoti valgyti.